Kadangi turiu 3 dukras, tai aš viską darau taip. Jeigu dabar jis 5 metų manęs neklauso, tai kas bus, kai jam bus 14? Nu tai norėčiau, kad daiktų nemėtytų. Nu tai tariesi, žiūrėk. Davai, kitą kartą rėkiam kartu, bet daiktų nemėtom. Jeigu jis jau kelia tokį klausimą, kad mano vaikas pilnas pykčio, o ką aš darau ne taip, tai čia jau žiauriai gerai. Sveiki, aš Mindaugas Vidugris, šiandien kalbame su Ryčiu Lukoševičiumi, emocijų paleidimo mokytoju. Labas Ryti. Labas. Tai šiandien kalbamės labai tokia nuostabiai gražia, įspūdinga tema, kuri vadinasi Mano sūnus pilnas pykčio, ką darau ne taip. Tai ką, Ryti, darai ne taip? Kadangi turiu 3 dukras, tai aš viską darau taip. Su sūnumis pas mane viskas gerai. Nu jo, žinai, pilnas pykčio. Žinai, kadangi mes vis tiek daugiau kalbam apie paauglius, apie paauglystę, žinau, kad ir susiduri ir dirbi ir su tėvais, ir kažkas nuo karto pačiapinėjai paauglius, tai man labai įdomu, kiek aktuali ir kiek svarbi pykčio tema tavo aplinkoje. Su tėvais tai, tai ten, žinai, iki begalybės ir atominio karo kartais tas pyktis, su vaikais, ypač su paaugliais, žinai, eina, nes tiesiog, tiesiog mintyse sukas viena klientė, žinai, nuo dabar jos, dukra, pereidinė jau į tą paauglystės etapą, bet tas pyktis visas, jai atrodė, kad yra apie vaiką, jai atrodė, kad, žinai, jeigu vaikas elgtųsi normaliai, jeigu darytų ten viską, nenervuotų manęs, žinai, tai viskas būtų gerai. Bet realiai ta visa jos to pykčio, tokio sprokstančio, to įsiučio ir visų tų tokių reakcijų, žinai, priežastis buvo labai elementari, visą vaikystę mušė. Jos tėvas ir gan žiauriai, ir gan sadistiškai, ten iš serijos, naik, nusilaužk pati vytelę, man atnešk ir aš tave lupsiu, žinai. Ir kai jinai pamatė, kad realiai jos skausmas ir jos baimė, ta tokia baimė, kažką darau ne taip, žinai, ir už tą kažką darau ne taip, gausiu lupt, o ten skausmo jūra yra praeitie. Ir tada tik tais vaikas elgėsi netinkamai, jie iš karto ta pati programa sako, oh my god, aš jau darau kažką ne taip ir ten kažkas viduj, žinai, kur tėvas su diržu atbėga, žinai. Ir dėl to tada jau nebesvarbu maždaug, ar aš aprieksiu vaiką, ar aš jį primušiu, nes svarbiausia jį sustabdyti, nes kitaip man bus šakės. Ir tas, žinai, tas vidinis siaubas, žmonės nesuvokia, kad pyktis yra paskutinė instancija, kai baimė nebepadėjo, nerimas nebepadėjo, pergyvenimas nebepadėjo, tai pyktis yra ta vieta, kur jau tuoj visi mirsim ir dabar reikia skubiai pult ir užmušti priešą. Ir staiga tavo priešų tapo vaikas. Ir dėl to toj vietoj, tas toks atrodo, žinai, tokia gaunasi, kaip vos ne vieša paslaptis, kad maždaug aš kartais noriu savo vaiką į sieną ištaškyti. Ištaškyti ir ištepti. Ir užeina. Dėl to, kad baisu. Iš tikrųjų, ten yra siaubas didžiulis. Tai ta, žinai, baimė ir pyktis, jie visada šalia. Ten, kur žmogus susprogo pykčiu, jam ten yra siaubas kažkoks tai. Ir su paaugliais, su vaikais iš pradžių iki paauglystės, tai projektuoja dažniausiai tėvai bijo maždaug, ten iš serijos, jeigu dabar jis 5 metų manęs neklauso, tai kas bus, kai jam bus 14? Ir tas siaubas, tada aš jį geriau 5 metų nusodinsiu, kad jis man 14 klausytų, žinai, o jeigu ten jau 13, 14, 15, tai o Dieve mano, kas bus kai. Ir vis tiek dažniausiai eina per tą projekciją toks pateisinimas tos savo pykčio, tos agresijos, dar kažko tokio, žinai, kaip maždaug, ašgi gerą darau, ašgi rūpinos, taigi aš ne koks čia blogas žmogus. Tai tas toksai, žinai, pirmiausiai suvokti, kad sprokstu pykčiu tada, kai man baisu. O ką vaikas darė, tai ten jau, žinai, nesikontroliuoja. Realiai visa problema yra ta, kad vaikai nedaro, kaip mes įsivaizduojam. Viskas. O tai sukelia baimę.
O iš tos baimės ateina agresija. Ok, bet dabar žiūrėk, klausimas yra kitas. Mano vaikas pilnas pykčio. Su manimgi viskas gerai. Mano vaikas pilnas pykčio. Ką daryti? Ką darau ne taip? Aha. Tai kągi aš darau ne taip? Tu turbūt dar ten, žinai, 20 kartų daugiau gali pasakyti, ką jie daro ne taip už mane, nes tu matai tą paauglių pusę žymiai labiau negu aš, bet jeigu, kaip pasakyti, jeigu jau žmogus užsiduoda klausimą, jeigu jis jau kelia tokį klausimą, kad mano vaikas pilnas pykčio, o ką aš darau ne taip, tai čia jau žiauriai gerai. Ta prasme, čia jau wow, kaip gerai. Čia jau, žinai, prasideda suvokimas, kad turbūt aš dalyvauju tame procese. Tai reiškia, galim grįžti jau prie atsakomybės, kad gal aš galiu kažkaip tai įsitakoti, tai ar ne? Negaliu kontroliuoti, bet galiu pasižiūrėti, koks aš ateinu. Ar aš ateinu su savo baime, ar aš ateinu su pykčio. Gal aš tiesiog atsinešu belekiek gailesčio tam vaikui, žinai, ir tai irgi jį siutina, nes jis jaučiasi, menkesnis koks nors. Tai toksai... Kitas klausimas yra, žinai, kokia yra reakcija tai vietai. Okei, vaikas pilnas pykčio, žinai. Gerai, matau. Tai dabar, ar tai traktuoju kaip, kad to pykčio turėtų nebūti? Ar pyktis yra uždrausta emocija, kurios turėtų nebūti, kurios turėtų niekas nejausti, neturėti, o jeigu turi, tai nerodyti, žinai. Tai jeigu taip atrodo, tai tada jis yra neišvengiamas. Nes kuo labiau bandysim su juo kovoti, kuo labiau bandysim jį slėpti, slopinti, stabdyti, manipuliuoti, aiškinti, kad taip negalima, negražu ir taip toliau, tuo labiau tai taps tai, kas veržiasi į lauką, nes bus tiesiog spaudžiama begalė energijos, begalė. O tai viso labo yra, kodėl tas vaikas piktas? Todėl, kad tikrovė nesutampa su to, kaip jis nori. Jis norėtų, kad būtų kažkaip, o nėra. Jį tai siutina. Jis vis tiek nori, kad būtų kažkaip ir tiesiog jis reaguoja. Tai jeigu tėvai pradės suprasti, kodėl jie pyksta, pas juos atsiras atjauta, kodėl jų vaikai pyksta. O jeigu aš esu tėtis ar mama, kuris ant nieko niekada nepyksta ir musės nenuskriaustų ir pykčio pas mane nėra, tai reiškia, pyktis yra, bet aš jo matyti nenoriu ir tada negaliu suprasti, kodėl mano vaikas piktas ir negaliu atjausti, nėra tada kontakto su tuo vaiku per tą pusę, kad ta prasme, aš žinau, ką reiškia pykti ir aš suprantu, kad tave siutina bele kaip, kad ten ar aš kažko neleidžiu, ar tu tiesiog kažko negavai, ar tiesiog nei tą kažį kamuolį įmetį, nesvarbu, kokia bus ta priežastis, bet tada yra atjauta. Tai dėl to mano atveju visą laiką viskas apsisuka atgal į tėvus, žinai. Tas toksai, gerai. Gerai, vaikas pyksta, o kur problema? Kad pyksta, kad pykčio negali kontroliuoti, negali jo nutildyti, negali jo išjungti, negali jo padėti. Kur jį dėti? Pyksta, kur jį... Ne. Va, tai kam nepatogu? Kur dėti pykčio akivaizdoje? Tai kam nepatogu? Kam gėda? Kas jaučiasi kaltas dėl to, kaip vaikas elgiasi, žinai. Ir tada grįžtam prie to, tai man kaip tėvui nepatogu, man gal gėda prieš kitus, žinai. Aš vėl jaučiu baimę, gėdą, kaltę, gal jaučiuosi kaltas, kad aš turbūt sugadinau savo vaikui gyvenimą, kas irgi labai dažnai, žinai, toje vietoje yra, kad jeigu matom, kad vaikai nelaimingi, tai žiauriai ant savęs deda kai kurie tėvai. Ir tada vėl saviplaka, savigrauža, žinai, visi tie dalykai. Tai dėl to viskas grįžta prie to, pirmiausiai gerai, kaip aš tame jaučiuosi. Nes jeigu aš kaip tėvas negaliu išlaikyti ramybės toje situacijoje, ar ne? Kartais negalim, taip, bet kuo dažniau galiu išlaikyti ramybę, tuo adekvačiau reaguosiu į tą situaciją. Tarkim, sėdim namie ir mano vaikas pyksta. Tiesiog ateina ir ten, ir kas? Patriukšmavo, tai tada galim kalbėtis, ne? Jeigu jau mėto daiktus į sieną, žinai, ir ten langus daužo, tai biškai kitaip reikės reaguoti. Toksai, žinai, bet kai negaliu būti ramiai, kai man tai jau reiškia, kad oh my god, pasaulis griūna,
Tai tada jau nebesvarbu, ar jisai biški balsą pakėlė, ar jisai veidrodį sudaužė, žinai. Jau bus neadekvati reakcija, nes tas visas ten dar prisigalvotas ir neišgyventas skausmas, mano asmeninis projekcijos ateities, ten visko. Sakys, viskas, pasaulis griūna. O jeigu aš matau ramiai, tai aš matau, vaikas pyksta, reiškia, ką jis įrodo iš tikrųjų. Nu, kad jo kažkokie poreikiai nepatenkinti. Jis viso labo signalizuoja apie kažkokių poreikių nepatenkinimą. Gerai, nu tai aiškinamės, ko jisai nori, ko jam trūksta, ar įmanoma tos poreikius patenkinti. Jeigu neįmanoma, ką darysim, nu, nes neįmanoma, nori Ferrario, nu neturi tu dar pinigų Ferrariui, nu žinai, nu tai kad ir kiek pyksi ir kad ir kiek daiktų sulaužysi, Ferraris neatsiras, žinai, nu tai gal dabar mastom, kaip tą energiją nukreipti veiksmą. Nu, tada adekvati reakcija į situaciją. Bet jeigu mūsų viduje tai yra uždrausta, jeigu bandom uždrausti vaikų jausti jausmus ir dar sukūrėm jam iliuziją, kad nu, ten kokie nors geri vaikai taip nesielgia arba geri žmonės neturi tokių jausmų, tai tada belieka kančia. Normalūs žmonės neturi tokių jausmų. Normalūs žmonės moka save reguliuoti ir jie nepyksta. Aš noriu normalaus vaiko. Kas čia dabar vyksta? Aš normalaus vaiko. Su normaliais žmonėm Dieve kaip gerai. Kaip aš mėgstu šitą klausimą. Ypač auditorijose ir kuo didesnėse, tuo geriau. Per paskutinius 10 metų esu tikrai virš 1000 žmonių, žinai, tai bendrai sudėjus auditorijas, va tiesiog jau didelės, ne tik asmeniškai klausęs. Gerai, sakau, va, norit būti normalus, ne? Paprastas klausimas. Pažįstat nors vieną normalų žmogų. Tokį 100% normalų. Pažįstat nors vieną, kur sakytumėt, va šitas va jau tikrai normalus. Ir 2019 metais, spėkit, kodėl atsimenu, nes vieną kartą vienas žmogus pakėlė ranką ir sakė, pažįstu. Pasižiūrėjau šitą moterį, sakau, tu pati? Aha, sako. Ir mes abu pažvengiam. Nes jinai save laiko normalia. Viską. Daugiau nei vienas žmogus niekada neatsakė normaliai pagalvojęs, kad jo, aš manau, kad šitas žmogus yra tikrai normalus. Mes nežinom, mes naudojam tą žodį visiškai tuščiai, nesusimastydami, ką sakom ir ko mes ieškom. Tai yra absoliučiai niekinis pasakymas, kuris nieko nepasako ir dėl to vienintelis dalykas, kuris turi prasmę išgirdus tokį teiginį savo galvoje ir iš savo lūpų, tai yra pradėti klausęs, palauk. Tai ką reiškia normalus, davai rašomės kriterijus, kas iš tikrųjų tenais už to žodžio slepiasi ir tik tada galėsim pradėti suprasti, o ko aš noriu. Nes kitaip atrodys, pasakiau, taigi aš noriu normalaus vaiko, tai viskas aišku, mane suprato. Niekam nieks neaišku nuo to, žinai, kaip atrodo tas normalus vaikas. Ir tada prasideda, ne, nu taigi normalus, nu tai kad, dabar jau galim užsirašinėti. Dabar jau aiškus reikalavimai. Ir tik tais tada galim pradėti adekvačiai matyti, nu, ir kalbėtis apie tai. Nes kitaip tai, nu, niekur neveda visiškai. Jo, kaip gražu, žinai, aš vis girdžiu iš vaikų, kurie sako, pogalais, jeigu aš ten kažką netai padarau, aš ten supykstu, ar ten dar kažkokio emocijų daugiau parodau, man iš karto lygina su draugų vaiku. Man iš karto lygina, tai va, o ten Andriukas, tai šitaip nedaro. Pažiūrėk į Andriuką, kodėl jis normalus, o tu nenormalus. Čia dar viena dalis atsiranda, ne, kur aš norėčiau Andriuko, nes tu man netinki. Koks, į kur aš pastatau vaiką savo ir kuris tada ragais nagais bando kabintis. Būtent. Ir žinai, aš galvoju, aš turiu kažkur netgi turiu tą lentelę. Tada pasiemi lapą ir nusipieši brūkšnį per vidurį ir kairiai pusėje rašaisi. Tik šiuo atveju apie vaiką. Nu, čia apie situaciją parašyta. Koks yra mano vaikas, kaip aš jį matau, ir koks galėtų būti ir kokio aš norėčiau, kad būtų. Ir rašaisi, mano vaikas, rodo jausmus kairiai pusiai, o galėtų būti ramus kaip Andriukas. Mano vaikas gavo 4 iš matematikos, o galėtų varyti 8+ visur.
Ir rašaisi. Ir paskui užsiduodi savo klausimą. Kokį vaiką turiu, a kokį nešiojas galvoje. Ir supranti, kad tu turi įsivaizduojamą vaiką, įsivaizduojamą vyrą, įsivaizduojamą žmoną, įsivaizduojamus tėvus, kolegas, kad turi krūvą fantastinių gyventojų savo galvoje, o į tikrus žmonės pasižiūrėti nenori. Ir nuo tikrų žmonių tave vemt verčia, nes jie nei iš tolo nepataiko į tuos fantastinius gyventojus, va tas fantazijas galvoje. Ir kas yra juokingiausia, kas visada pralaimi šitam palyginime? Kuri pusė mums labiau patinka, kairė ar dešinė? Aišku, kad dešinė, nes dešinė yra tai, ko mes norim. Dešinė yra tai, ko mes, aš tikiuosi, kad dešinė ekrane buvo, nes jie apsisuka kartais. Tai, supranti, va tas atotrūkis tarp mūsų fantazijų ir realybės. Tai yra tiesiog banaliai visas pyktis, visas absoliučiai pyktis, liūdesys, neteisybė, nepastenkinimas, nusivylimas, nuoskaudos. Visa tai yra konfliktas su tikrove. Akimis matau tikrovę. Prote žiūriu, pas mane tai ten eiktų žymiai geriau viskas. Žymiai, pas mane Andriukas Kubu. O čia stovi kažkoks tai Darius ir karoč nesąmonės daro, supranti. Ir va tas netitikimas ir tada tas vaikas jaučia kažkur va tą, žinai, kad ir kaip slėpsi, jeigu galvoje turi tą paveikslėlį, vaikas jaučia, kad jis yra atstumiamas. Ir kad jį tai pykdo, tai čia dar yra, ta prasme, jeigu vaikas pyksta, kad tu jį atstumi, nes nori iš jo padaryti Andriuką Kubų, tai čia neįsivaizduoji, kaip yra gerai. Nes jeigu jis to nedarys, tai jisai užsispaus ir jisai į apatiją, į neviltį, į bejėgiškumą, į beprasmybę, į nenorą gyventi ir taip toliau, nes jam negalima parodyti to pykčio. Tai jeigu jisai rodo, tai čia dar džiaukitės. Bet kai jau užsidaro ir pradeda rauginti visą tai ir kai yra baisu, kai yra uždrausta parodyti, tada yra žymiai destruktyviau, nes tada jis nukreips tą pyktį į save. Per savigraužą, per saviplaką, per perfekcionizmą, per reikalavimą iš savęs visokiausių neįmanomų dalykų arba per savidestrukciją. Tai dėl to tas paveikslėlis dėja laimi. Ir tada būna daug skausmo ir tėvam, ir vaikam. Tai jeigu norit taikos su vaikais, pirmiausia, išdrįskit pamatyti savo vaikus. Tokius, kokie jie yra, be paveikslėlių, be reikalavimų, tiesiog matyti. Tiesiog matyti, kad yra gerai, kad tu matai, kad tavo vaikas pyksta arba iš vis rodo emocijas, kurios tau yra netinkamas kažkokią formą. Tai reiškia, jis gyvas, jis reaguoja, jis yra šalia, jis yra su tavim, jis sako, žiūrėk į mane, matyk mane. Jo, bet kiek yra, kurie tampa tik tai įvaizdžiu, bando Andriukas Kubo būti ir jeigu netinka ir nepataiko vis, jo, kuo toliau, to didesnė savidestrukcija, nepasitikėjimas savim, emocijų joks rodymas ir tada nukreipia į save. Tėvam tokiu atveju sako, pagaliau mano Darius tapo Andriuku. Patogus. Taip. Tapo patogus, tapo normalus, tapo, žinai, netrukdo. Tai klausimas, ar, žinai, dar ir čia dabar iš tos lentelės, kurią tu atsiuntei, dar trečia grafa galėtų būti, kas vyksta su Darium, kai jis tampa Andriuku. Ir kokia perspektyva. Galima patirinėti, žinai, santykiuose tikrai, ta prasme, tarkim, kad jisai, pasakykim taip, jeigu jisai stengsis tokiu būdžiu, žinai, kokia yra to kaina. Ir visgi, bet šito vietoje, žinai, reikia be galo daug sąmoningumo ir tu gali tai sakyti todėl, kad tu turi kitokią patirtį, žinai, ir tą matymą. Ta prasme, tu esi matęs, kas būna, žinai, ir daug kartų, ir įvairiom formom. Dėl to tu dėl savo patirties gali matyti tą sekantį žingsnį, bet
dažniausiai, tai kas bus, tai bus gerai, bus geras vaikas, bus geras žmogus, žinai, bus pareigingas, bus besilaikantis žodžio, bus ten, žinai, sportuojantis, bus sveikai besimaitinantis, gerai besimokantis, bus įstojęs į patį geriausią univerą ir turintis aфиgeną specialybę. Taigi viskas gerai, ko jisai dabar čia, žinai, depresijoje nesuprantu. Taigi viskas gerai, jo. Tai čia matai, bet tai tam, žinai, kad tu tai matytum, tu turi arba dirbti su žmonėmis, žinai, ar su paaugliais, tu turi matyti tas pasiekmes, žinai, šiaip daugelis žmonių tiesiog rūpindamasi savo gyvenimo, jeigu jie nesisuka toj srity ir per daug jisai nesigilina, tai jie nemato tos projekcijos, jie nemato ryšio tarp priežasties pasiekmės šitoje vietoje. Ta prasme, kokia priežastis buvo? Priežastis buvo atstumimas, priežastis buvo neįgyvendinami reikalavimai, priežastis buvo nesaugia aplinka, ar ne, kurioje tas vaikas nesijautė saugus elementariai, kurioje jis ne tik tai negalėjo parodyti savo jausmų, bet negalėjo išreikšti savęs kažkokiais veiksmais, kūryba, žodžiais, dar kažkuo, jo gal buvo nesiklausoma, kai jis norėjo, kad jo klausytųsi. Ten milijonas variantų, kas galėjo būti. Ir tai buvo priežastis, dabar turim pasiekmę. Bet kadangi atskirtis tarp priežasties ir pasiekmės yra mažiausiai 10 metų ir daugiau, tai labai sunku susijęti tuos dalykus gyvenime. Tai dėl to atrodo, kad tiesiog mano vaikas nenormalus, žinai, ir viskas. Jo, žinai, esu girdėjęs Vaidaro Sevičių kažkada sakant, jeigu vaikai namie pyksta ir tranko durimis, duris pakeisti yra daug pigiau, negu paskui ieškoti būdų sutvarkyti jo gyvenimą likusius 20, ateinančius 20 metų. Taktos yra pigesnis. Taip, tikrai. Taip, gerai, tai dabar aš teisingai suprantu, kad jeigu vaikai pyksta ir rodo emocijas, tai juose kažkas tuo momentu yra, nes tai yra nepatenkinti poreikiai arba nepatenkintas kažkoks dalykas, ko jis nori, ne? Ir ko jis negali gauti. Tai arba tu kaip tėvas arba mama, arba jūs abu susitaikot su tuo, kad šito patenkinti šiuo momentu negali ir turi duoti jam vietos ir erdvės būti piktam, nelaimingam, užsišikusiam, visokiam kokiam, viskas tinka. Ir tuo pačiu parodyti jiems, kad net jeigu jis yra piktas ir užsišikęs, aš vis tiek, aš palaikau tave, aš suprantu, ta prasme, man gal net nelabai patinka tavo ta išraiška, bet aš vis tiek tave myliu, žinai. Kad tai nėra ta sąlyga, kur jeigu tu šitą rodai, tai aš išeinu į kitą kambarį, žinai, kad aš tave atstumsiu dėl to, kad tu rodai savo nepasitenkinimą, nes nepasitenkinimas yra, jisai bus ir tai yra apie poreikius ir ne visus poreikius galėsim patenkinti, bet kalbant su paaugliais, jie yra mąstantis žmonės. Jie gali būti kažkur tais ten irgi išdidus užsispyrę ar įsikibę į savo norą, bet jeigu dabar, žinai, piniginiai 100 eurų, tu nori kažko už 1000, tai šiandien to nebus, kad ir kaip mes to norėsim. Tiesiog nebus, žinai, nes tai neįsipaišo į realybę fizinę. Ir kai sugrįžti prie tos fizinės realybės, tas vaikas irgi tada mato, dabar fizinė tikrovė yra tokia. Ir tada jau galim kurti planą kartu, jeigu tai yra svarbu, jeigu tu sakai, kad tai tikrai svarbu, tada davai sėdam, planuojam, strateguojam, kaip tai pasiekti, kaip tai gauti, kaip tai įpaišyti į kalendorių, į terminus ir rezultatus. Labai daug įvairių priėjimų tada atsiranda. O jeigu, žinai, vėl tu geriau už mane turbūt gali papasakot, kaip brėžti ribas ten, kur tai, žinai, žalinga kitiems ar dar kažką, tai yra tos vietos, kur reikia tų ribų, žinai, ir tos ribos bus. Ir jos galbūt bus labai griežtos, bet tai vėlgi bus ne dėl to, kad aš tavęs nekenčiu, o todėl, kad galbūt saugau kitus ar dar kažką darau, tu prasme, tai turi adekvačias priežastis, kurios vėlgi sugrįžta prie fizinės tikrovės, ne prie mūsų kažkokių tais fantazijų ir įsivaizdavimų. Tai mes atsiremiam į tikrovę visą laiką. Pyktis yra atotrūkis nuo tikrovės. Noriu, kad būtų šitaip, žiūriu į tikrovę, tikrovė man nepatinka. Aš atstumiu tikrovę ir aš reikalauju kažko. Reikalauju, bet nuo to sienos nepasikeis, kambarys nepasikeis, tiesiog yra tikrovė. Tai ją visą laiką grįžtam tą vietą. Žinai, dabar galvoju, gerai, jeigu aš būčiau
tėtis ir dabar klausausi tavęs ir galvoju, nu gerai, kapiec, prieš mane stovi vaikas ir ten dergėsi ne to žodis. Piktas kaip velnias, ne? Ir ką aš galiu padaryti, kad tikriausiai nesustabdyti savo pirminę reakciją, bet pastebėti, kada jinai pas mane įsijungia. O kaip pastebėti pirminę reakciją? Jeigu pastebėsi, tai tada jau bus super. Matai, pastebėjimas, mano patyrimu per visus tos metus darbą su žmonėm, pastebėjimas nutinka per praktiką. Tu turi praktikuoti, kai nedega namas, gaisrininkai treniruojasi, žinai, ant tuščio, ne, ir tik paskui varo gesint, žinai. Tai turi praktikuoti, tyrinėti save, pažinti, žinai, pastebėti savo reakcijas, tendencijas, permastyti kažką tais, kai viskas yra okei, kad paskui, kai bus, galėtum jau būti susiformavęs, pavyzdžiui, ketinimą, kai ten darys taip, aš darysiu taip. Ar pavyks ar ne, nežinom. Nes būtent gali būti visiškai šaut kamščius ir ten gali būti atgal emocinė reakcija, nežinom to. Bet jeigu aš neturiu net ketinimo, kaip aš norėčiau elgtis, tai apie pokytį kalbos nebėra. O jeigu man nepatinka mano reakcija arba vaiko reakcija, tada aš mąstau gerai, tai kaip aš elgsiuosi kitą kartą. Šį kartą įvyko, dabar tvarkome su to, kas yra, bet kas bus toliau. Mes negalim pakeisti praeities, dėl to mąstyti, kaip galėjo būti ir aiškinti vaikui, kaip jis turėjo elgtis, yra beprasmiška. Klausimas yra, žiūrėk, tu kitą kartą, davai, pasakyk tą, padaryk aną, o aš padarysiu šitaip. Susitariam, kad ten, nežinau, iškelsim baltą vėliavą. Kažką bandom keisti savo veiksmuose, kuriuos planuojam, o ne veiksmuose, kuriuos buvo galim paanalizuoti, bet mes jų negalim pakeisti. O dažniausiai, kai pykstam, tai ką kitam aiškinam? Tu galėjai! Kodėl tu negalėjai, kaip tu nepagalvojai, kas tau yra, čiagi savaime suprantama. Ir iš vis, kaip tu drįsai taip padaryti. Aš jau tai padariau. Klausimas, ką darysim toliau. Tai va, tai dabar klausimas. O čia yra pats juokingiausias ir pats tuo pačiu paprasčiausias atsakymas. O ką nori? O ko nori? O koks tikslas? Jeigu nori pasidaryti normalų vaiką, tai nežinau. Žodžiu, tai tada nežinau, tu nemoki padaryti normalių vaikų iš tų, kur ten. Ir Dariaus normalių vaikų man nepadaryti. Negaminu nepykstančių, normalių, patogių vaikų negaminu. Laisvus, atsipalaidavusius, jautrius, šitokius jo, bet normalių ne. Žodžiu, normalaus nebus, tai gerai. Ir aišku, tu vėl sakai. Tai dėl to klausimas yra apie ketinimą, ne, ko aš noriu. Tarkim, kad norėčiau, kad vaikas, pirminis bus aišku, norėčiau, kad nepyktų, ne? Gerai, jau gal dabar po šito pokalbio supranti, kad pyks. Tada mastai toliau. Gerai, tai jeigu pyks, tai norėčiau, kad daiktų nemėtytų, tai tariesi, žiūrėk. Davai, kitą kartą rėkiam kartu, bet daiktų nemėtom. Paskui, kai jau tai bus galima, gal tada galėsi tartis, kad gal vietoj to, kad rėkti už 3 dienų, gal pradėk sakyti 1 dieną anksčiau, kai dar nereikia rėkti, kad tėvai, mama, man taip netinka, man jau čia nepatinka, aš jau pykstu, bet aš dar nerėkiu, bet aš jau pykstu, aš žinau, kad aš jau, supranti, neįmanoma pereiti, dažniausiai nuo visiško sprogimo, iki dabar mes tiesiog susėdom ir normaliai pasikalbėjom, nes sprogimas nutinka dėl to, kad abi pusės stengiasi sulaikyti tai, kiek įmanoma. Stengiasi užspausti savyje, to nejaust, neparodyt, neišreikšt. Ir tada, kai jau per viršų lipa, tada bum, viskas ir sprogsta. Tai dėl to toksai, žinai, ir gaunasi, kad tai pirmiausiai dabar 1 žingsniuką mažiau grįžtam, žinai. Ar galima anksčiau, kai jau supranti, kad gerai, parėkiai, o ko tu iš tikrųjų nori, kas tau yra, žinai. Tai aš iš tikrųjų tai norėjau, kad tu man ryte sumuštinį įdėtum ir man pačiam nereiktų jo teptis. Tai va dėl ko čia dabar, žinai, 2 valandas rėkom. Tada žiūri, gerai, tai ar galima kitą kartą anksčiau pasakyti, ko nori, nes didžioji dalis konfliktų yra apie tai, kad, negavom, ko norim, ne? To dešinio paveikslėlio negavom. Bet nepasakėm, kad norim net.
tikėjomės, laukiam, buvo lūkestis, tai labai dažnai tai yra, nu, va, toks, žinai, gerai, tai ko tu iš tikrųjų nori? Noriu, kad tu ten ant manęs nerėktum. Ok, aš kaip tėvas žiūriu ir galvoju, ar aš galiu niekada ant tavęs nerėkti? Ne, gerai, ant ko aš galiu pasirašyti? Žiūrėk, aš neprižadu, kad aš ant tavęs nerėksiu. Nes aš žinau, kad aš to nekontroliuoju, aš galiu susprogti, pats nesuprasdamas kodėl, ne? Gerai, bet jeigu rėksiu, aš atsiprašysiu. Jeigu rėksiu, aš sustosiu ten, žinai, ir kai sustosiu, aš darysiu tą ir tą. Nu, tiesiog mąstau, nu kaip mes galim žengti žingsnį į priekį ir tada bus tik tai sekantis žingsnis, ir tada bus tik tai sekantis žingsnis, kol abi pusės prisiderins, nes reikia išmokti kalbėtis, bendrauti, nuoširdumo, atvirumo. Jeigu, nu, kodėl irgi, nu, viena iš priežasčių, ne, kodėl, pavyzdžiui, ten ant manęs patėvis šaukdavo ir kokių ten, aš nežinau, 14 ar 15 aš pradėjau šaukti atgal. Jeigu jis rėkia, nu, tai ir aš rėkiu, nu, ko ne, žinai. Jau supratau, kad, nu, pirmiausiai, tai jis manęs nemuždavo, tai jau supratau, kad, nu, per ausį greičiausiai negausiu, žinai. Tai, žinai, bet kadangi buvau biški bjauresnis, tai paskui ne kiek rėkdavo, kiek sakydavau nemalonę tiesą. Nu, tokia, kur skauda, kur nemalonu, bet tai nebūdavo melas, tai net, žinai, aš norėdavau, kad jam skaudėtų, bet, žinai, nu, aš jau sakydavau taip tiesiai, žinai, be užuolankų, o va čia, va, žinai, va, tu ten man melavai, o dabar tu ant manęs reikėjo, girdi, ką tu čia dabar, žinai, darai. Nu, sakei, kad ten darysim kartu, o aš jau 3 dienas darau vienas, žinai, nu, tipo, what the fuck. Tai tokie būdavo, žinai, dalykai, nu, jau mano asmeniniai tokie, kaip dar įkast. Tai pirmiausiai, gal, pavyzdžiui, galim, žinai, pasižiūrėti, nu, matai, aš noriu tavį skaudinti, tu nori mane skaudinti. Ok, tai gal pradėkim nuo to, kad, nu, aš tave myliu, aš noriu, kad tau būtų gerai, aš nežinau, kaip tai padaryti. Ir aš atsiprašau, kad aš norėjau tavį skaudinti. Tada jau, kai nebebusim priešai, tada jau galim ieškoti sekančio žingsnio ir sekančio susitarimo, bet pyktis mažėja tada, kai yra erdvės nepatogiam pokalbiui. Kuo yra daugiau ir kuo aš labiau žinau, kad aš galiu ateiti bet kada ir pradėti nepatogų pokalbį. Ir tai nebus atstumta, tai nebus uždrausta, tai nebus sukritikuota. Tuo tada yra didesnė tikimybė, kad aš išdrįsiu. O jeigu jau rėkiam, tai jau reiškia, ten 2 dienas, 2 savaitės ar 2 mėnesius buvo nesikalbėta apie tai, kas skauda. Nu gerai, vaikas rėkia, gerai, tai aš tada turiu irgi pats mokytis kažkokiu tai įrankiu ir kažkokiu būdu, kaip nejungti savęs tos pirminės reakcijos. Jo. Oi, čia yra pats paprasčiausias atsakymas, pats ilgiausias ir pats nemaloniausias. O jis labai paprastas. Teks grįžti ir susitikti su savo neišgyventų skausmu. Ir su savo neišspręstom situacijom, iš savo gyvenimo, iš savo vaikystės, iš savo praeities patirčių kažkokių, su savo pasaulėžiūra persižiūrėti, žinai, ir panašiai. Darbas su savim galų gale. Todėl, kad mes projektuosim, perkelinėsim ir pernešinėsim savo tą patirtį nori, nenori į kiekvieną tą situaciją. Ir jeigu mus tai užnisa ir jeigu mum verda katiliukas, tai reiškia, mes turim savo vidinių priežasčių, į kurias nepasižiūrėję mes nieko negalėsim padaryti. Mes kažkada, kai mano pirmoji dukra buvo mažytė, ten, nežinau, metai gal buvo, ar kiek jai ten, ar 2, aš buvau susiradęs tokią moterį, kuri man patiko ir kursus užsirašėm, apie tėvystę, galvoju, žinai, tikrai kažką vis tiek naudingo išmoksim, nes aš ją biškai sekiau ir taip matau, nu fainai, kažkaip jin užsiaugino tas savo dukras, irgi 3, man atrodo, ar 2, žinai, galvoju, nu, tikrai kažką gero papasakos. Ir jinai tas kursas ten kokias gal 6 savaitės truko, ir po kelių savaičių sako, Hebra, sako, jūs suprantat, kad, sako, mano visa iš tikrųjų šito kurso strategija, sako, taip, aš jums duosiu tipsų, aš jums kažką papasakosiu apie tuos vaikus, bet sako, aš noriu jums įkalti galvą, kad jūsų geriausia strategija tai yra sugydyti savo skausmą. Kai jūs gydysit savo skausmą, jūs būsit geresni tėvai ir jūsų vaikai
gaus pavyzdį ir gaus tą santykį ir gaus tą meilę visai kitokią, žinai, nes jumise nebebus to skausmo. Tai vat, maždaug sako, aš va čia vat, viską darau, kad jum prakišti, žinai, tokį, nu, tipo, davai žiūrėk į save, žinai, atsisuk į save ir susitik su savo. Eik į terapiją, susirask terapeutą, psichologą, žinai, išmok praktikų, nu, daryk kažką tais, kad tavyje atsirastų daugiau ramybės ir būtų mažiau skausmo. Ir tai automatiškai tavo vaikai nuskaitys, matys, kartos, perims ir taip toliau. Kai kiti galvoja, sako, ai tie, žinai, čia tie vaikai, čia jie nieko čia nesupranta ir tie vaikai vaikšto šalia ir mama arba tėtis 2 metus klausosi mano kursų įrašų, nors ir staiga tas vaikas ateina ir, žinai, mama, man atrodo, tau jau laikas paleisti. Ir mama tokia, tipo, aš galvojau, tu nieko negirdėjai, žinai. Nu, žinai, jie viską klausosi, jie viską mato, jie viską girdi, jie perima, jie tiesiog mokosi tai, kaip mes jaučiamės, kaip mes reaguojam. Mesgi mokomės augdami per mėgdžiojimą, per kartojimą. Bet mes mėgdžiojamgi ne tik veiksmus, mes mėgdžiojam būseną, savijautą. Tai jeigu, žinai, aš vos valdau pyktį, tai ką vaikas mokosi? Nu, maždaug taip reikia gyventi, žinai. Jeigu aš viską žiūriu negatyviai, tai nu, labai maža tikimybė, kad vaikas bus super pozityvus. Ai, Dieve, vėl tiem tėvam darbą, ne? Vaikas supyko, dirbsiu savim. Kokia neteisybė? Nu, pats pagalvok, nu, kokia neteisybė ir netiesa šitą. Visiškai. Visiškai. Atsakomybę prisimti už savo gyvenimą, savo jausmus, savo rezultatus ir savo pasirinkimą turėti vaikų, tai yra siaubinga neteisybė, taip. Dėl to rūpinės 100 vaikų. Jo, bet žiūrėk greitai, kokį tu duotum patarimą tėvam? Nu, vat, neša jam stogą, nu, vat, pyksta, nesustvarko savo pirminiam reakcijom. Nuo ko pradėti? Kokį pirmą kažkokį mažą dalykėlį, žinai, kai aš sakau mažą, aš vis paaiškinu, kas tas yra mažas dalykėlis. Tai kaip normalus vaikai, tai yra maži dalykėliai. Mažas dalykėlis, pavyzdžiui, jeigu aš nusprendžiu daryti mankštą, tai aš atsikėliau, padariau vieną pritupimą, vieną atsilenkimą, vieną atsispaudimą. Čia yra mano mankšta, viskas, taškas. Čia yra mažas, o tokio mažas. Ir jeigu aš darau tai kiekvieną dieną, nenori, reikės kažkada nuėsiu jau 2 gal atsispaudimus padaryti. Taip. Nu, gal 3 pritupimus, tada vis tiek jau darau. Ne? Tai vat ką tokio mažo galėtų papraktikuoti arba paveikti arba padaryti tėvai? Labai paprastai. O dabar tiesiog visi, kurie žiūrit, perkelkit savo dėmesį į užpakalį. Ir tiesiog pajausk pojūčiais, kad sėdi, pajausk kėdę, sofą ar dar kažką, tai tiesiog pajausk, kaip spaudžia sėdynę, tiesiog į pojūčius dėmesys. Va. Tik pojūčiai. Mintis eina, vaizdai eina, bet tau rūpi, ką tau siunčia tavo kūno signalai. Ir va tas grįžimas į kūną, yra grįžimas į tikrovę. Šią akimirką tavo kūno pojūčiai yra vienintelė tikrovė. Jie tikrai vyksta. Ir tai yra tas ryšys su tikrovė, tai yra tas inkaras. Ir jeigu perkelisi savo dėmesį ir dabar perkeli ir pastebėjai, kad tavo kūnas nors milimetrą atsipalaidavo, jeigu tavo protė nors truputį sulėtėjo mintis arba jos iš vis nurimo, tai va čia ir yra tas pagrindas, nuo kurio prasideda darbas su jausmais ir darbas su savim. Dėmesys į kūno pojūčius. Pradėjau pykt, perkelk dėmesį į kūną. Ir tu pastebėsi, kad ten karštis kyla, arba ten įsitempia kažkuri dalis, ar dar kažkas, tu tiesiog pastebėsi reakciją. Ir paskui, jeigu aš duodu dažnai žmonėms meditaciją, atsisėdi ir jauti užpakalį. Tiesiog 10 minučių. Tiesiog pasėdėk, pajausk pojūčius. Žinai, nes pojūčiai nutinka anksčiau negu mintis, anksčiau negu ką tai reiškia. Tiesiog signalas. Pum, pum, ateina, šyla, šala, tirpsta, spaudžia, žinai, tiesiog pojūčiai. Tai tada tose situacijose tas įpratis irgi įsijungs.
ir tada nutiks galimybė atsiras tarpelis sąmoningumo, kur dar prieš įvykstant jau jausi, kaip kur nors iš pilvo pačios pradeda kilt jau tuoj, kai žiūrėk, kaip įdomu, matai, ir gali būti, kad po kažkiek tais laiko galėsi sureaguoti kitaip. Nes bus įprotis keisti fokusą, keisti ne į mintis, ne į fantaziją, o tiesiog kas iš tikrųjų vyksta. Ir tai tuo pačiu dar duoda signalą kūnui, visai parasimpatiniai nervų sistemai, kad yra saugu. Nes jeigu aš sėdžiu ir stebiu savo vidų, tai išoriai viskas turi būti okei. Tai tada kaip ir nėra ko čia dabar spraginėti. Nes nieks nemiršta, nieks negriūna ir panašiai. Tai dėl to tai tas mažas dalykas yra užsidėti savo 6 priminimus per dieną, o dar yra toks appsas, buvom suradę kažkaip random reminder app ar kažkas tokio, atsitiktinių priminimų, žinai, kad tu net nežinai kada, kad nepriprastų smegenis, kad ten 13:30 visada priminimas ir tiesiog nustatai kiek priminimų per dieną ir tau ant ekrano išlenda. Pajausk užpakalį, žinai, pajausk, kad sėdi. Ir viskas. Ir tas grįžimas į save yra tas pirmas mažiausias žingsnis, kuris iš tikrųjų yra pamatas ir pagrindas viso darbo su jausmais, mano supratimu. Yes. Tai ar aš teisingai suprantu, kad tu sakai, kad tada, kai vyksta mūšis ir namas dega, šito nebandyt praktikuoti, jeigu nepraktikuoji tada, kai namas nedega ir visiems viskas okei. Kad šita praktika turėtų būti daroma. Tiesiog greičiausiai neišeis. Jo, greičiausiai neišeis, žinai. Jeigu tai bandysi dabar padaryti rytoj, kai susipykai, greičiausiai, tu net neatsiminsi. Čia pradėkim nuo to. Tu tik paskui sakysi, taigi reikėjo ten, žinai, pajaust, ten, žinai. Tai bus nesvarbu. Nes kai namas dega, jeigu tau atrodo, žinai, kad konfliktas yra tolygus mirčiai, tai visiškai nesvarbu tada, ką mano užpakalis jaučia. Ir tik tais, kai jau atsiras įprotis, tada gali būti, kad prisiminsi, kad, palauk, aš dabar galiu kitaip, aš turiu pasirinkimą. Pyktis, baimė, bet kokie jausmai, žmonės sako, mane užplūdo, užliejo, ten užėmė. Taip. Bet jeigu, kai nėra taip aštru, tai praktikuoji, tada ir toje akimirkoje tu jau būni toks, žinai, jau ant bangos, jau einu, jau pareina banga, tai jau gali pradėti pastebėti. Ir tik tais tada, kai tu pastebi, tu turi pasirinkimą, o jeigu tu prisimeni 10 minučių po to, kai susipykai, tai dabar užpakalį pajaus tada, bet pergyvent, kad kaip aš neprisiminiau, tai yra, vėlgi, nerealus lūkestis, tiesiog nerealus lūkestis, žinai. Aš dabar bandau įsivaizduoti, klausosi šito podcast'o tėvai ir šalia vaikai. Ir atsitinka konfliktas, vaikai kažkaip ten sureaguoja, ne? Tada pareina antrinė reakcija iš tėvų pusės ir staiga vaikas sako, pajusk savo užpakalį, susikoncentruok į užpakalį. Vaikai, žinokit, jeigu jūsų tėvai būna biški agresyvus, nedarykit taip, galit per ausį gauti. Bet jeigu su tėvai santykis normalus, tai gali pradėti juoktis ir visą situaciją išsispręs. Tokį, žinai, užpakalį jauti? Ir gali sprokti visas pyktis gali sprokti juoką ir panašiai. Jo, taip, neadekvati reakcija dažnai yra labai, labai gerai. Jeigu jinai tinkamai neadekvati, tai jinai tiesiog pakeičia visą nuotaiką situacijos. Ja. Bet jeigu yra agresija, tai gali būti pavojinga. Tai dėl to reikia įvertinti situaciją ir tėvus prieš sakant šitos žodžius, bet gali būti. Ir žinai, čia eina prie kito dalyko. Šiandien mano klientė dalinasi, kad joje tiesiog per paskutinius kelis mėnesius nutiko, be galo gili tokia ramybė, žinai, tokia vyko visiškas kažkoks
pasaulėžiūros pokytis ir jinai, vat, nu, šiandien tai tapo akivaizdu, nes jinai su vyru ten turi rimtų problemų, jie ten nu, skiriasi, dabar atskirai gyvena, žinai, ten ar panašiai. Ir jinai, ir jisai jinai buvo pasikeitus spinas ir jisai be jos žinios pasiėmė raktą, nes buvo atėjęs ten kažką tais, nešio daiktus ir va tiesiog, žinai, ir jinai pamatė, ir jinai rado. Ir jinai sako, ir aš taip paleidau gerklę, sako, aš taip rėkiau ant jo, sako, aš net vienu momentu jau taip jaučiu, kad, čia nežinau, ko baigsi, sako, aš net ranką tai pasikėliau, kad, žinai, jau jeigu duos, sako, man per galvą, kad apsiginčiau, ir rėkiu toliau, sako, ir rėkiu, žinai. Ir sako, baigiau, ir man tokia ramybė iš karto, žinai, ir viskas, sako, viso. Tai vat, dėl ko tai yra svarbu? Ir kas jai buvo keisčiausia, kad ta ramybė nedingo net tada, kai jinai rėkė ir jinai ją greit sugrįžo, žinai. Dažniausiai žmonės klausdami va tokių dalykų, jie tikisi, kad pavyks padaryti, kad pyktis niekada neateitų. Ir va šito dėja nebus, nes mes skirtingai matom pasaulį ir anksčiau ar vėliau mūsų nuomonės prasilenks. Ir mūsų norai prasilenks ir panašiai. Tai pyktis nutiks. Dėl to klausimas yra, kokiam santykiu mes esame su to pykčiu. Ir jeigu tu supranti, anksčiau ir vėliau mes pyksimės, tai dabar galim, žinai, kaip sakyti, apsitarti sąlygas, žinai, ką darysim, kaip kalbėsim, kaip nesikalbėsim, žinai, kurie daiktai gali skraidyti, kurių neverta mėtyti, viską galim, žinai, tiesiog biški suprasti, kad tai nutiks, tu tik tais gali išmokti ramiai su tuo būti, ramiai būti su kitu ir žiūrėkit, kas yra svarbiausia apie pyktį. Kai kitas žmogus šaukia, nėra jokio pavojaus, tai yra tik tai didelis garsas. Jeigu jis nesimuša, nėra jokio pavojaus, tai tik tais didelis garsas. Tai dėl to tame nėra pavojaus, kad mes pyksimės. Tai yra dalis gyvenimo. Ir per tą pyktį mes galim tada pamatyti, ko nebuvau neišsakęs, kokių troškimų neišreiškęs, dar susiderinti ir dar geriau susidirbti. Mes su žmona, kai pykstamės, vaikai seniau ateidavo, dabar jau net nebereaguoja labai, kartais taip ateina, bet aš daug ateidavo ir tipo, jūs čia pykstatės? Jo. Maždaug, ir mes jam sakydom vieną dalyką, nes tai mums visada buvo tiesa. Mes pykstamės ne tam, kad išsiskirt, mes pykstamės tam, kad dar geriau susiderint, kad paskui būtų geriau, žinai. Nes mes pykstamės, nes dabar negalim, dabar per daug, jau kažkur pratilėjom, žinai, savaitę, mėnesį ir kažkiek tais, ne? Dabar išlenda visa tai, kas buvo nepasakyta, tada atsiveriam, išjaučiam, paleidžiam, susintegruojam, tada žiūrim, kaip dabar jaučiamės ir mes visada einam tose situacijose iki tol, kol abu jaučiamės okei, kol abu esam ramybėj, kol abu jaučiam meilę, kol abu visiškai atsipalaiduojam nuo to, ne tai, kad, gerai, tu dabar jau čia, žinai, užsiknisk su savo tais jausmais, man jau normaliai, dabar tu srėpk. Mes palaikom vienas kitą, todėl, kad mūsų tikslas nėra, kad aš nugalėjau tave konflikte, žinai. Jeigu yra konfliktas, mums reikia susiderinti. Mes toj vietoje reiškia kažkur prasilenkia mūsų matymas. Ir tada pykstėsi tam, kad pagerint santykius, nes žinai, kad jeigu išsiaiškinsi iki galo ir padarysi tam tikrą pokytį savy ir dar kažkur tais, tai bus geriau. Ir viskas. Kaip minimum bus daugiau nuoširdumo. Nuoširdumo, jo. Wow, kaip... Taip, žinai, reziumuojant, aš matau, kaip mes vėl perėjom, žinai, mano vaikas pyksta, ką aš darau ne taip, į tai, kad mano vaikas pyksta, tai yra jo emocija tuo momentu ir tai nelabai turi ką tuo momentu bendro su tavim. Tai ką aš galiu padaryti kaip suaugęs žmogus, kad kuo labiau išmokčiau išlaikyti ramumą, atsitraukti savo reakciją ir išbūti kantriai, tol, kol aš matau kito reakciją ir neįsitraukti šitą žaidimą. Ir kai jis baigėsi ir kai atsitinka vėl tai ką, klausyk, žiūrėk, aš norėčiau sekantį kartą, kad mes pykstumėmės taip, arba tu pyktum taip ir man tada bus
paprasčiau ir tau tada bus kažkaip paprasčiau, ne, kad ne vaikuose problema ir jų užkišti, uždaryti, užčiaupti nereikia. Iššūkis yra, kaip aš tvarkausi su kito žmogaus reakcija. Na? Taip. Kaip aš tvarkausi su kitų pykčiu ir ką aš galiu geriau padaryti su savim ir kaip aš savęs galiu mokytis geriau ir išmokti atpažinti savo emocijas, išmokti dirbti su jom ir išmokti įrankių, kurie man padeda gaisro metu išsitraukti teisingus įrankius. Taip. Būtent. Bet jie turi būti paruošti, žinai, jau turi būti, negali gaisro metu pulti ieškoti, tipo, kurioje ten parduotuvėje gesintuvus pardavinėja, too late. Namas sudegė. Geras. Gražu. Tai ačiū tau labai už šitą pokalbį. Man buvo labai smagu, aš parsinešiu namo dar gražių dalykų ir pakviesiu ir savo vaikus ir visus pajaustų užpakalį vietoj to, kad sureaguoti į tai, kas vyksta kitame žmoguje. Jo, fainai. Tai ačiū tau labai. Šiandien buvo su Vyrų Kalvės akademijos bendruomenės Užaugink sūnų chebra. Ačiū Ryti tau už tavo laiką ir mes susitiksim greit. Džiaugiuosi, kad jūs tai darot. Tęskit. Kuo daugiau, kuo sėkmingiau, tuo geriau.